Seminaras patiko, lektorius nerealus, kaip ir tikėjusi stebuklas neįvyko, anglų kalbą reikia mokytis pačiam. O užvedė ant kelio iš tikrųjų neblogai ir technologiją patikė, pagal kurią tikrai lengva turėtų būti mokytis. Ačiū už šios kursus. Įdėgė motyvacijos, pasitikėjimo savimi, išmokti anglų kalbą. Nesakau, kad aš visai nemokėjau anglų kalbos, bet privertė prisiminti tuos žodžius, kurie buvo tikrai žinomi, bet užmiršti visiškai. Prisiminiau juos labai greitai ir pagaliau supratau visiškai laikus. Gramatiką. Vieną gavau daug daugiau negu per visą savo gyvenimą, kiek aš mokiausi anglų kalbos. Sugebėjau suprasti daugybę dalykų, kurie man buvo daugybę metų neaiškus. Ir kiekvienam rekomenduočiau, kuris nori greitai, efektyviai išmokti anglų kalbą, tikrai apsilankyti tokiame seminare. Ir visų pirma, vienas iš svarbiausių dalykų yra, kad viskas labai paprasta, aišku, nereikia galvoti, sukti galvos, rašytis, analizuoti ir taip toliau. Pateikiama visa metodika, kurią galima pasinaudojus paprastai, efektyviai išmokti anglų kalbą per kelias dienas. Jau visiems labai rekomenduoju ir noriu padėkoti organizatoriam, pačiam Algirdui. Nu ką, labai geras seminaras, iš tikrųjų. Supratau, kad tikrai galiu anglų kalbą išmokti labai greitai, stebina, kad vaizduotę panaudoja ir žodžiai patys įsimena. Labai puiku, viskas labai gerai. Nu ką daugiau pasakyti, neįsivaizduoju, einu mokytis viskas. Esu be galo dėkingas, labai patenkintas, kad pasirinkau šitos mokymus, nes praktiškai apšvietė visai kitą, parodė kitą kampą apie kalbos mokymą ir tas išgryninta medžiaga, kuri buvo pateikta, tai praktiškai iš tikrųjų užkabino tiek emocinė prasme, tiek motyvacinė prasme. Klausimai, atsakymai? Ne, savo, jūs, iš vidaus. Kursai buvo labai šaunus, nuostabus, bet sekančiam dienom pasilikti, o su kolega nežinau kaip. Aš surizikuosiu. Surizikuosiu. O aš nutariau, kad dar šiek tiek pasiliksiu, pasimokyti individualiai. Man motyvavo tuo, kad tai yra tempas, negali nutraukti, namuose nusitrauksi. Mokymo procesas. Nori, nenori, tai jau geriau atidirbti čia. Po priežiūrą, rimta priežiūra ir manau, kad gal pavyks. Ne, pažiūrėsim lygis, svarbiausia, vienodų lygį esam. Ir koks lygis bus, mes susitiksim toliau ir galėsim tada apšnekėti, interviu paduosim ten sekantį kartą, jo tada, vėliau tada. Ačiū. O dabar jūs